kaip gyventi su narcizu. Negyvenkit, blėd. Nu kam gyvenat su to narcizu? Taigi yra kitų gėlių, yra tulpių, yra rožių, chrizantemų yra. A jūs norit gyventi su narcizu? Žiūrėkit, jeigu jums nepatinka su kažko gyventi, kodėl jūs norit pakeisti šitą žmogų? Nes nenorit pakeisti savęs. Tai pats lengviausias kelias yra keisti save arba keisti savo elgesį ir keisti savo pasirinkimus. Jeigu tau nepatinka gyventi su narcizu, jeigu tave nervuoja, jeigu tave manipuliuoja tavim visada, jeigu tau kažkas yra blogai, bandai spręsti reikalus su to žmogum, pasikalbėti ir komunikuoti. Jeigu komunikacija nepadeda, velniop narcizą, eikit pas tulpę. Ir nesvarbu, ar didelis jo bibys. Visiškai nesvarbu, ar jis jums gėlės neša ir dovanoja Porsche, Ferrari ar Lamborghini. Jeigu jis, blėd, narcizas, jis yra narcizas. Jeigu jis tulpė, jis yra tulpė. Tai gyvenkit su tais, su kuriais jums gera gyventi, o ne su tais, kurie bet jis fainas yra šiaip bičas, nemuš manęs ir negeri labai dažnai. Pažiūrėkit, ar jums gera apskritai bendraja prasme su tuo žmogum. Ir nebėra klausimų, ką daryti su narcizu. Nebūt su narcizu. Arba tiesiog prisitaikyti ir būti, jeigu jums fainai su juo. Tai yra visokių kitokių gėlių, kurios yra lygiai taip pat geras. Ir nebūtina čia būti su tais narcizais. Susiraskit normalų vyrą. Gražios jums dienos.